Labas, su jumis vėl sveikinasi Ainė Čekanauskaitė laidoje O tai kaip ir šiandien kalbinsiu Aistę Žalevičienę, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Šiaulių skyriaus vadovę ir kalbėsime, diskutuosime temą draugystė ir vienatvė ir kaip rasti savus žmones. Tai Aistė, prisistatykite šiek tiek, duosiu jums žodį. Taip, labas Ainė. Visų pirma, labai ačiū, kad tu pakvietei čia. Tai aš esu Aistė Žalevičienė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Šiaulių regioninio skyriaus vadovė. Ir kryžiui vadovauju jau greitai bus 3 metai ir manau, turėsim šiandien gerą progą pakalbėti. Norėjau jūsų paklausti, kokią vietą savanorystėje užima žmogiškas ryšys ir bendrystė? Ko gero, nereikėtų klausti, kokią vietą. Ko gero, tai yra pagrindinis dalykas, yra bendrystė, ryšys, nes savanorystė ir yra apie tai, apie ryšį, apie norą padėti, apie bendravimą. Tai čia ir yra savanorystės esmė, kad būtent per ryšį, per bendravimą tu padedi kitam. Kodėl jūsų nuomonė žmonėms yra svarbu būti bendruomenės dalimi ir savanoriauti? Ko gero svarbu yra todėl, kad gal pradėsiu nuo to, kad berods Pasaulio sveikatos organizacija yra patvirtinusi 4 pagrindinius principus sveiko žmogaus, sveikai amžėjančio, dabar populiaru sakyti, amžėjam, nesenstam. Ir vienas iš tų principų, tai prisiminus tuos principus, tai yra sveika gyvensena, yra aktyvus gyvenimo būdas, yra mokymasis visą gyvenimą ir bendrystė. Tai labai norėčiau akcentuoti tą bendrystę, todėl kad tik tai bendruomenėje esantis žmogus, tik tai bendraminčių rate, jis turi ir sveiką senėjimą, ir aktyvų gyvenimo būdą, ir jaučiasi suprastas, nesijaučia vienišas ir turi galimybę save realizuoti. O ar pastebite, kad savanorystė tampa būdu žmonėms susirasti naujų draugų, pažįstamų ir šiaip save išreikšti? Tikrai taip. Savanorystė yra viena iš veiklų, per kurią žmogus realizuoja save. Ir mes turim labai daug pavyzdžių, kada tiek atėjęs pas mus jaunas žmogus, tiek atėjęs vidutinio amžiaus žmogus, jau nekalbant apie senjorą, atėjęs savanoriauti, jis patenka į bendraminčių ratą ir ta bendruomenė, tas socialinis tinklas, į kurį jie susibūrė, daro jo veiklą aktyvesnę, jo gyvenimą turtingesnį ir tai vienareikšmiškai. Tai yra vienas iš būdų, kur žmogus gali ne tik realizuoti save, savo norą padėti, įprasminimą savo gyvenimo kažkokių veiklų, bet ir aišku, susirasti bendraminčių ratą ir turim labai daug gražių pavyzdžių, kada susibūrė draugų būreliai, kurie ne tik savanorystėje atranda save, bet ir už savanorystės. Ar matote šiaip daug jaunų žmonių, kurie apsupti bendruomenės veiklose, renginiuose vis tiek jaučiasi vieniši? Ko gero taip. Tai yra, negaliu pasakyti, kad labai ypatingai pastebi ar matai, bet tiek, kiek ir domiesi, tiek, ką mes ir socialiniai medijoje skaitom, taip, vienišumo klausimai yra labai aktualūs ir tas, kad žmogus yra bendruomenėje, bet jis vis tiek yra vienišas, tai dažnai tai būna. Ir čia tokia filosofinė diskusinė tema, kodėl taip yra, bet tas vienišumas nebūtinai yra ir to rato turėjimas, bet ir tam rate tu turi būti suprastas, įvertintas ir vienišas žmogus tai nebūtinai tas, kuris bendruomenė yra. Taip. Vis dėlto jūs su labai daug renginių dalyvaujat, labai daug matot, labai daug patiriat. Kaip jums atrodo, dabar visuomenėje yra labai daug skirtingų būdų susirasti draugų, atrasti tą bendrumą ir yra labai daug įvairių komunikacijos priemonių. Kaip jums atrodo, kodėl, kai vis dar turime šitiek daug komunikacijos, yra ta vienišumo problema? Sudėtinga pasakyti, kodėl tiek yra. Todėl, kad galbūt ne tas priemonės žmonės naudoja, ar ne, tam savo tinklui susirasti. Galbūt žmogus patenka į vieną sociumą, ar ne, jis ateina su savo gyvenimo patirtim, su savo poreikiais, su savo saviraiška, jis ten nepritampa. Galbūt jis dar nėra atradęs to savo bendraminčių rato, kuriame jisai jaustųsi ne vienišas.
Tai labai sudėtinga, čia ko gero reikėtų kiekvieno asmens temą diskutuoti ir analizuoti, kodėl jis neatranda. Bet aš manau, kad tas žmogus, kuris domisi, ieško, turi norą, jis tikrai tą savo sociumą suranda. Yra įvairiausių būdų priemonių, ką Vainė ir pati paminėjai, kad ir skirtingų būdų, skirtingų socialinių erdvių, kuris tikrai gali atrasti save, bet vienas arba yra ir tai, kad jis gal nedrįsta ieškoti, gal jam jisai, tarkim, virtualioje erdvėje, socialinėse tinkluose randa kažkokią bendruomenę, bet jam yra problemų, kuris negali išeiti, gyvai bendrauti. Tai čia ko gero jau kiekvieno individualaus asmens yra tema, kad jis jaučiasi vienišas, netgi turėdamas labai daug galimybių kažkur tai save atrasti. Gal jūs Lietuvos Raudonajame kryžiuje turite kokių nors net renginių, kurie vienyje žmonės? Kokiais būdais padedat kitiems susirasti bendraminčių? Tai mūsų visa misija Raudonojo kryžiaus yra apie tai, kad žmonės atranda vieni kitus savanorystėje. Ir įvairiausių veiklų turim nuo jaunų žmonių įtraukimo, nuo vidutinio amžiaus žmonių įtraukimo, tiek, kadangi esame valstybės pagalbininkai pasirengime civilinės saugos klausimais, tai šita sfera apima tiek jauną žmogų, tiek vidutinio amžiaus žmogų, tiek senjorą. Tai veiklos yra labai plačios ir mes labai stengiamės pajusti kiekvieną atėjusim pas mus savanorį, išgirsti jį, nes pats Raudonasis kryžius kaip organizacija mes turim įvairiausių būdų padėti žmogui, jeigu jis yra uždaresnis, atsiskleisti. Tai šitoj vietoj labai stengiamės individualiai pajusti kiekvieną savanorį ir surasti jam tinkamą socialinę veiklą. Jeigu jam labiau patinka būti mokytojų, švietėjų, tai jam yra civilinės saugos temos, pirmos pagalbos temos, bet yra labai daug ir tų, kurie nori lankyti seną žmogų, vienišą žmogų, apie ką mes ir kalbam, tai jie labai puikiai gali įsilieti ir į tą vienišų žmonių savanorystę, kur jie susiranda savo sielos senjorą ir turim labai daug gražių istorijų ir pavyzdžių, kada tai virsta į labai gražią draugystę ir tie žmonės, tiek vienas, tiek kitas nebesijaučia vieniši. O kurią amžiaus grupę jūs galėtumėte pasakyti, kad jaučiate tą vienišumą labiau? Ar jaunimas labiau išreiškia vienatvę, ar kaip tik tarp vyresnių žmonių daugiau vienatvės požymių? Ko gero, jeigu kalbėt apie išraišką, tai faktas, kad labiausiai pastebimi ir išreikšti yra vieniši senjorai. Tai čia aišku, reikėtų labai daug analizuoti klausimų, kodėl taip yra. Tai ir laikmečio klausimas, kada jie buvo jauni ir gal ir tos veiklos nebuvo tiek daug prieinamos, kiek dabartiniam ar ne jaunimui ir vidutinio amžiaus žmogui. Ir taip vienišų senjorų problema yra didžiulė Lietuvoje, yra begalės vienišų žmonių, kurių vaikai yra išvažiavę, kurie jie yra nelankomi ir mūsų kaip Raudonojo kryžiaus viena iš veiklų yra šitų senjorų suradimas, supažindinimas su savanorių, ryšio užmezgimas ir jų lankymas. O kurių yra daugiau, taip, daugiau pastebimi yra galbūt vieniši senjorai. Todėl, kad jaunimas ir ne visada išsiduoda, kad jie yra vieniši. Ir tiek, ko gero, ir mokykloje jūs tą patį matot, kad galbūt ir klasiokas, galbūt ir vienišas, bet jis tikrai neparodo. Tai čia vėl kiti klausimai. Taip, iš tikrųjų minėjote anksčiau, kad yra daug labai įsimintinų istorijų, kurios suartina žmonės. Gal turite kokią nors istoriją mintyse dabar, kurią galėtumėt pasidalinti, kuri jums į širdį įsirėžė? Tai ko gero tos istorijos jos yra tokios iš vienos pusės ir vienodos, ir kad išskirt kažkokią labai skirtingą, tai aišku, reikėtų visą archyvą pragalvot, kurioj čia vietoj. Viena buvo istorija tokia, kai padėjom vienišam senjorui, kuris turėjo regos negalią ir jis tiesiog nedrįso, jam reikėjo akinių ir jis neturėjo, kas jam galėtų padėti, nes jisai neturi artimų žmonių, neturi šeimos, taip mūsų savanoriai labai puikiai jo šitą atliepia nelaimę ir mes net suradom tinklą optikos, kurie padovanojo jiems akinius. Ir tai buvo tokia tikrai už širdies griebianti istorija, kada mes atradom tą senjorą, kuris ir dabar yra lankomas mūsų savanorių. Ir jis labai
dėkingas yra už tai. Tai tų istorijų yra begalės ir, kaip sakom, bet turim tokį tikslą, kaip kuo daugiau jų atrasti. Nes vieną veiklą, ką mes kryžiuje turim seniorų klubus, kur jau patys seniorai pas mus ateina ir nepaprastai smagu stebėti tos seniorus, vyresnio amžiaus žmonės, kada jie būrėsi į bendruomenės, jie turi tiek gražių istorijų, jie nuo tremtinių istorijų, nuo pavyzdžių, kaip jie mezga, siuvinėja ir visa kita, jie susirenka ir tos valandos tam seniorų klube jos tiesiog ištirpsta. Tai tikrai yra kuo pasidžiaugti ir džiaugiesi, kada tu matai, kada tu tą vyresniam žmogų ištrauki iš to jo vieno, kaip sakom, vieno kambario buto daugiabutyje ir kad jis gali ateiti ir pasidžiaugti, bet jų dar labai daug vienišų, neatrastų. Taip, o gal jaunimas irgi dalyvauja renginiuose su seniorais ir bendrauja, komunikuoja, atranda bendrą ryšį? Taip, mes turėjom ir turim periodiškai tokių bendrų veiklų, kada mūsų jaunimo programos, jaunus savanorius kaip dabar madinga sakyti, sumečinam su seniorais ir kur jie gali pasidalinti savo istorijom ir kaip žinia, seniorai jie labai nori pasakoti, jie nori viską pamokyti, tai ir tas yra labai gražu. Jūs sakėte, turite jaunimo programą, o kaip su jaunimo programa? Jie irgi turi atskirų daug renginių, kur bendrauja tarpusavį, susiranda draugų. Jo, renginiai Lietuvos Raudonajame Kryžiuje yra bendri. Bet jaunimas pas mus yra labai aktyviai įsitraukęs į veiklas ir mes esam akredituoti jaunimo savanoriškai tarnybai. Tai reiškia, kad pas mus ateina, turim Šiauliai lyderiai Lietuvoje, turim pasitvirtinę net 9 akredituotas vietas. Ir kas pusę metų sulaukiam vis naujų jaunuolių, kurie ateina, prisijungia. Jie, kaip mes juokaujam, sakom, galim žinoti, kada baigėsi pamokos, nes jau po 3 visas skyrius guži čiauška nuo jaunų žmonių, nes jie ateina, jie tarpusavį bendrauja, jie savanoriauja, jie padeda veiklas vykdyti ir aišku, jie turi ir bendrų renginių, bendrų veiklų. Ar jaunimo savanoriai po akreditacijos dažniausiai pasilieka, ar būna taip, kad atkrenta ir nebegrįžta organizacija? Būna, kad ir atkrenta, būna, kad ir pasilieka. Ir mes labai džiaugiamės tais, kurie pasilieka, bet tai yra natūralu, kad jie pasimatavę savanorystę, kad jiems galbūt netinka, jie galbūt save mūsų užauginti kažkur atranda kitų organizacijų savanorystėje, bet didžiąją dalim jie pasilieka. Aišku, mes turim kitą klausimą, kad jaunuoliai įstoja į aukštąsias mokyklas, išvažiuoja studijuoti į didesnius Vilnių, Kauną, bet ir dabar mes bendrai Lietuvos Raudonajam Kryžiui tą klausimą sprendžiam, kad mūsų regioniniai skyriai Vilniaus, Kauno juos tikrai gali paimti, pasikviesti, nes tai yra žmonės, kurių jau širdyje yra savanorystė ir jie žino, kas tai yra. Ar jaunimai šiaip Raudonasis Kryžius padeda, kaip jums atrodo, atrasti save? Ar labai padeda ir karjeros kelyje? Vienareikšmiškai taip. Todėl, kad turim tikrai tokių pavyzdžių, kada ateina pas mus savanorystėje tokie, kaip sakom, labai kuklus, maži, neapsiplunksnavę viščiukai, o išskrenda jie didelėmis gulbėmis, todėl kad čia jie jaučiasi laisvai, jie gali laisvai kalbėti, jie mokosi oratorystės, todėl kad jie dalyvauja renginiuose. Jie veda pirmosios pagalbos užsiėmimus, civilinės saugos užsiėmimus, kas jau automatiškai jiems yra platforma išeiti viešam kalbėjimui, kas labai šiandien dienai yra svarbu, nes, kaip sakom, šita IT karta, kuri nuotoliu besimokysi karta, kuri buvo uždaryta namuose karantino laikotarpiu, tai neturėjo kur lavinti visų savo įgūdžių, tai čia yra puikia platforma ir žino, kad čia nėra egzaminas, čia nėra kažkas tas, kur bus pasmerktas ar kažkur suklys. Tai tikrai atsiskleidžia jaunuoliai labai puikiai ir paskui ir mokyklose jiems geriau sekasi ir šiaip jie sustiprėja. Vertybiškai sustiprėja. Taip pat norėjau paklausti, kaip jums atrodo, kaip vienatvė veikia žmogų, kaip iš artimos aplinkos jūs pastebit, kokius poveikius, požymius? Vienareikšmiškai vienatvė turi neigiamą poveikį, nes vienišas žmogus, ne vienas, o vienišas žmogus
jis tiek ir galbūt ir savivertė jo krenta, ir net prie, ko gero, nelabai gerų dalykų gali privesti vienatvė žmogų. Ir aišku, gyvenime būna tokie tarpai, kada tu nori pabūti vienas, ne kad būti vienatvėje, bet kad tu nori pabūti vienas ir greičiausiai čia yra sėkmė, jeigu tu sugebi tą balansą pajusti, kada tavo vienumas netampa vienatvė. Nes greičiausiai žmogus, kuris dažnai būna vienas, jis ir ne visada pajunta, kada tas jo vienumas tampa vienatvė. Taip, turi atrasti tą balansą tarp buvimo vienu ir nebuvimo vienišu. Jo, ir ko gero tik tai tie žmonės, kurie turi ir buvimą vienu, ir buvimą bendruomeniai, ir tada jiem yra lengviau pajusti balansą, negu tas, kuris nuolat būna vienas be jokios veiklos. Nes dažnai būna taip, kad tu matai, kad žmogus yra vienišas, ar ne? Bet ne, man patinka būti vienam ir visa kita. Tai ir dažnai jie patys nepajunta, kad jau jie yra vieniši, kad juos kankina vienatvė. Nes greičiausiai žmogus pats iš savęs yra toks individas, kad mes esam bendruomenė žmonės, bet kuris žmogus, mes esam bendruomenė žmonės ir mums reikia būti bendruomenėse, bet aišku, reikia ir to laiko pabūti vienam. Man labai patinka pabūti vienai, bet tik kurį laiko tarpą. Taip, gal jūs net pastebite, ta prasme, išorinių veiksnių. Pavyzdžiui, vis dėlto dirbate bendruomenėse. Ir matote daug labai jaunimo. Gal jaunimas pradeda rodyti ženklus, atsitraukimą nuo kitų ir gal net tokį praradimą, susidomėjimą veiklom. Jo, tai tas mūsų veikloj mes dažnai tai pavadinam perdegimu, bet tas perdegimas greičiausiai ir yra tas vienatvės atsiradimas, kada jis nebemato prasmės kažkurioje vienoje ir kitoje savo veikloje. Tai mes Raudonajam kryžiui labai stengiamės, galbūt ne visada pavyksta pastebėti, bet stengiamės tą identifikuoti, kada žmogui ta veikla jau yra nebeįdomi ir galbūt reikia jam pasiūlyti kitą veiklą, kuris gali jo. Ir taip tenka pripažinti, kad šiandien dienai jaunas žmogus, jam reikia dinamikos. Jis nori keisti veiklas, yra sudėtingiau susikoncentruoti ir ilgai išbūti vienoje veikloje. Ir jie labai nori to tokio įvairiapusiškumo, dinamiškumo, bet tas gebėjimas ilgiau išbūti vienoje veikloje jam ir gyvenime pasitarnauja ilgiau. Tai mes kartais ir su kolegom juokaujam, kad mes organizacija savanoriška, kaip savanorystės skatinimo organizacija, bet labai dažnai tenka pabūti ir tuo tokiu psichologų draugu, kada tu tą jauną žmogų tampi jo tokiu konsultantų gyvenimišku, kad žiūrėk, pasidarbuokim šitoj veikloje ilgiau, nes žinom, kad jam gyvenime tai pravers. Iš vienos pusės, kai kalbėjote apie perdegimą, galima netgi ir pagalvoti, kad kiti jaučiasi perdegę dėl to, nes jie yra apsupti žmonių ir jiems per daug tų žmonių. Nes kaip ir minėjot, turi būti tas balansas. Tu negali visiškai būti vienas, bet kartais kaip tik ir reikia pabūti vienam. Taip, vienareikšmiškai. Ypatingai, kai tu daug dirbi su ir labai daug bendrauji. Labai daug bendrauji, tai ir būna ir pačiai, kad iš po darbo dienos tiesiog nori patylėti. Todėl, kad, kaip aš juokauju, kad jau viskas iškalbėjau savo kalbėjimo limitą. Tai tas balanso pajutimas, kada tu nori pabūti vienu, ką ir sakiau, kad tas vienumas ir vienatvė čia tokios dvi skirtingos sąvokos. Ir jos eina viena į vieną pusę, kita į kitą pusę. Ar šiaip iš organizacijose ir jūsų organizacijoje savanoriaujančių savanorių jaunimo specifiškai jaučiate tą perdegimą? Jaučiate, kad labai daug ateina, kadangi vis dėlto į organizaciją prisijungia labai bendraujantis dažniausiai ir ekstrovertiški žmonės. Ar labai dažnai jaučiate tą perdegimą? Ar pastebite jaunimo tarpe? Mes jaučiam organizaciją, kad pas mus ateina labai visokie žmonės. Aišku, ko gero, labai daug būna tokių, kad dabar aš jau imsiu, viską darysiu, jau dabar visiems padėsiu, kaip mes sakom, tokie pasaulio gelbėtojai. Tai pas tokius žmonės tas perdegimas ateina greičiau.
nes ir ta emocija atėjusi, kad aš noriu savanoriauti, jinai tokia būna dažnai spontaninė, tai vat mes labai stengiamės pastebėti ir laiku suvaldyti tą tokį visko ėmimą iš karto, tiesiog, kaip sakom, truputėlį pradėkime mažai žingsneliais. Bet ateina ir tų intravertų, kurie jie yra visiškai kitokie, tie, kurie labai gerai apgalvoja, kur jie nori savanoriauti, ką jie nori savanoriauti, kodėl jie tai daro. Ir tas mums yra labai svarbu ir ypatingai jaunų žmonių atėjimas, mes tokią kaip dvigubą naudą teikiam, kad vieną mes atrandam tuos jaunus žmonės, jiem kaip asmenybėm kuriam vertę, kad jie savanoriaudami auga kaip piliečiai, kaip asmenybės, o iš kitos pusės ir kuriam tą tokią atsakingą ir brandžią visuomenę. Ir kaip sakau, svajonė yra tokia, kad kai nuvažiuojam į, tarkim, tokias valstybės kaip Suomija, ten nėra klausiama, ar tu savanoriauji, ten tavęs klausia, o kur tu savanoriauji. Taip. Todėl, kad tai yra natūralu, kad tu kaip pilietis, tu turi atiduoti savo veiklos, kažkokią tai dalį savanorystėje, bet čia mes šituo klausimu turim augti kaip tauta, kaip bendruomenė ir tik tada, kada mes suvoksim, kad tik tai bendruomeniai veikdami mes galim pasiekti bendro tikslo ir kurti tą gerovę valstybei, tai tik tada mes turėsim rezultatą. Tai mes kaip Kryžius turėdami visokių veiklų, bet mes koncentruojamės į tą bendruomeniškumą, kad pas mus turi būti bendruomenė atsakinga, pasirengusi, galinti padėti. Taip, ir kaip jūs sakėte, labai svarbus yra tas klausimas, o kur tu savanoriauji, nes vis dėlto daug žmonių mėgsta labai daug veiklų užsimti, apsimti, taip kaip ir sakėte, dėl to ir gali kilti perdegimas. Ir manau, tai labai iš tikrųjų yra labai prasta situacija ir organizacijos, tiek pačio žmogaus atžvilgiu. Taip, ir čia yra organizacijų vadybiniai momentai, kada tu turi pastebėti šitą dalyką, kada jau artėja tam žmogui perdegimas tas vadinamas ir nukreipti į kitą veiklą arba duoti jam tą vienumo valandėlę, pailsėk truputėlį. Saikingo sveiko vienumo valandėlę. Taip, saikingo sveiko vienumo. Tai čia manau, kad kiekviena brandi stipri organizacija tuos dalykus turi gebėti suvaldyti. O kaip pas jūs organizacijose? Ar išlieka ilgamečiai Kryžiaus santykiai ten? Pavyzdžiui, ilgametės draugystės? Aš visada džiaugiuosi tom istorijom, kada, kaip mes turim tokią neeilinę istoriją Šiauliuose, kada mūsų savanorių koordinatorius yra šeimoje trečias savanoris, tai jo močiutė buvo savanorė, mama ir jis pats. Tai va čia gražios tokios istorijos, kada ateina savanoriauti šeimos ir dažnai turim, ir labai gražus tai yra pavyzdžiai, kada savanoriauja vaikai ir jie kartu atsiveda mamas, tėtės. Taip, čia kaip palikimas toks. Jo, mamas, tėtės, paskui ateina jų vaikai, tai va čia yra ko gero ta tokia, ką ir minėjau, bendruomenė, bendrystė, draugystė ir tas santykių tvarumas ir tas pavyzdys, kada tu vėliau savo kartom gali perduoti, kai tu užsiaugini savanori nuo pat mažų dienų. Taip, ir iš tikrųjų labai gražu, kad šeima savo vaikus išaugina, išaugina juos, kad jie suprastų gyvenimo vertybės pagrindinės ir užauga nauji savanoriai. Taip, mes turim labai daug tų, kur atėję savanoriauti jaunuoliai, paskui atsiveda mamas, tėtės ir jie visa šeima puikiai savanoriauja. Mes, kaip sako, mes net nepykstam ant tų, kurie ateina ir sako, gal galit mums užrašyti socialinių valandų. Aišku, mes jų neužrašom, bet tai yra puikia proga pasikalbinti, o kam tau jų reikia, gal tu ateik pas mus savanoriauti. Ir priviliuoti, kaip tik pasavanoriauti. Jo, tai tu ateik ir pas mus savanoriauk ir tau nereikės prašyti užrašyti valandų, tu tiesiog jas užsidirbsi savanoriaudamas. Taip. Jo, bet taip, čia yra ilgalaikė perspektyva, kaip tai yra kūriama, nes savanorystė neteina tiesiog piršto spraktelėjimo. Tai yra ilgalaikis procesas, kur turi būti gaju kiekviename. Ką šiaip patartumėt jaunam žmogui, kuris jaučiasi vienišas, nori ateiti į bendruomenę, bet bijo ir jam sunku išeiti iš komforto zonos ir sunku perlipti per save?
Aš patarčiau atsidaryti internetą, ką manau jie moka, susirasti www.redcross.lt ir užpildyti prašymą tapti savanoriu. Ir tada su juo susisieks mūsų savanorių koordinatoriai, ir kurie labai puikiai moka papasakot ir įvesti savanorystę, ir netgi pajutę, kad galbūt kažkoks yra kuklesnis žmogutis arba jam nedrąsu, tai visada jis gaus pastiprinamai žodį. Ir kaip sakom, tikrai kiekvieną paimam už rankos, palydim, jeigu tik tai turi norą. Tai labai nieko daug nereikia, tik tai atsidaryti mūsų puslapį ir paspausti noriu tapti savanoriu. Taip, ir iš tikrųjų, o žmogui, kuris jaučiasi vienas ir šiaip iš savo patirties, ką galite patarti? Ar turite kokį nors palinkėjimą? Ko gero, ką galėčiau patarti, tai tiek jaunam, tiek vyresniam susirasti įdomią veiklą. Tai kas trauktų žmogų. Taip, ir toje įdomioje veikloje veikti. O šiandien mes tikrai turim tokį gyvenimą, kur mes turim visų galimybių. Nuo Facebooko grupių, nuo susiradimo, gal tau nepatinka skaityti, eik pasivaikščioti. Ko gero, kiekvieną savaitgalį tu gali rasti informacijos, kur vyksta pasivaikščiojimo grupelės. Vyresnio amžiaus žmonėms 3 amžiaus universitetas. Tai čia yra kažkas unikalaus, kur vyresnio amžiaus žmogus gali dar baigti ir universitetą. Tai yra tikrai nerealus projektas, kur visiškai seniorai atsiskleidžia, nes svarbiausia nebijoti išeiti į bendruomenę. O bendruomenių pas mus yra visokių, nuo kinologų iki siuvinėjimo kryželiu, knygų skaitytojų, laipiojimų kalnais pakalnėm, tai nebijoti išeiti į bendruomenę, todėl kad tu lygiai taip pat rasi ten žmonės tokius pat, kad jie atėjo čia ieškoti bendrystės. Taip, ir tai, manau, ir labiausiai vienyje žmonės, nes žmonės susiranda veiklą, kuri jiems patinka, kai žmogus turi bendrą pomėgį, jie ir bendrauja labiau, turi bendrą kalbą. Tai labai ačiū Jums iš tikrųjų, kad pasidalinote. Manau, kad Jūsų patirtis labai naudinga ne tik man, bet ir žiūrovams, kad atėjote. Ir visiems linkiu nesijausti vieniems, linkiu atrasti save ir prisijungti bendruomenės.